džiaugiamės visi labai. Taip ruduo pas mus atėjo, saulė leidžias vis greičiau, lietus lyja vis dažniau, dienos daros vis šalčiau. Rudenėlis atkeliavo auksas spalvių takučiu, o medeliams svyra šakos nuo saldžiausių obuolių. Obuolių saldžių priskinsiu ir draugus jais pavaišinsiu. Bus visiems labai smagu bėgti rudenio taku. Labai smagu, kad šiandien mūsų tiek daug susirinko į šventę prie Mimainių ežero ir mes esame visi iš Mimainių, Pastriaučių, Bukonių, Petrašiūnų, Šilų, Kulvos, Jonavos. Geografija labai plati. Atvykti tai atvyko, bet dar ne tuščiomis, o kurgi dar vaišės, jų pilna, gausu. O kur dar Pastraučių, Mimainių, Gaižiūnų kaimų bendruomenės pirmininko Petro Vyšniausko žuvienė, tai dabar ir suteiksim žodį jam. Ačiū visiems susirinkusiems į mūsų tradicinę šventę. Šį kartą esam gausus, praeitais metais buvo daugiau ir bendruomenė daugiau, bet manau, kad šventė tikrai pavyks. Jinai visiems atneš šiek tiek džiaugsmo, ir linkiu visiems geros dienos ir gero poilsio. Ačiū visiems. Ne visi rudens darbai dar nudirbti, tačiau norime, kad šiandien pabendrautume, pailsėtume nors akimirką. Tie, kurie nenorėjo dalyvauti mūsų šventėje, jie dabar intensyviai kasa bulves, o norime pakviesti mūsų Bukonių seniūnijos seniūną, poną Ramūną Gudonavičių, tarti mums keletą žodžių. Labą dieną visiems, malonu matyti. Kaip minėjo, vedančiosios geografija plati, neturi reikšmės, kiek yra žmonių, o svarbu, kad kokiam nuotaikom atvyksta ir žmogus bendraudamas kartėja bendruomenės, kartėja valstybės. Tai kad geros nuotaikos jums visiems. Netgi Dievulis padeda ir šiandien ant tos ribos, man matomai įsilaikys ir nelys. Tai geros nuotaikos dar kartą, geros muzikos. Ačiū. Ačiū labai.